realiai sekėsi? Valyti sekėsi sunkiau, tai iš tikrųjų prieš Vaidą galima pasakyti, kad Vaidas puikiai dirba šitą darbą ir lenkiu savo galvą prieš jį, nes tikrai šaunuolis ir kokį tempą jis palaiko yra sunku palaikyti man pačiam šiai dienai, bet tikiuosi ateityje, kad būsim ir greitesni negu jis. Žiūrėk, aš galvojau, kad po pirmos dienos jau bus ta intriga, jau realiai tu jau ten žengtelėjai tą žingsnį, ne? Nes vis pirmie etapai šio čempionato, okei, Deividas bus antras, ne? Bet dabar taip truputį įkanda jam į kulną. Aš manau, kad neįkandom, bet labiau panervavo. O iš tikrųjų tai po pirmos tos dienos aš supratau, kad man bus sunkiau ir gal reikėjo labiau būti ne pirmam, o atsileisti ir važiuoti dulkėse, bet geresnė kelio danga. Tai kaip bus kitą etapą? Spausim, reikia panervuoti dar labiau. Ačiū tau, Deividas Gezevičius. Vaida, tai žiūrėk, ateik. Vat šitas žmogus per šitas 2 dienas turėjo iškentėti daugiausia selfių. Vienareikšmiškai. Kaip tu tai, pakenti? Aš manau, kad čia viena iš džiugesnių šio darbo dalių yra, nes ten automobilyje prakaituoti, mes lekiam, skaičiuojam medukus, kurie palei veidrodėlį lekia, o grįžti ir tada matai, kad kažkam džiaugsmą tas teikia, tai tas labai džiugina. Ir šiaip aš Rokišky grįžtu kaip į namus, atrodo, jau ir be Google Maps galiu panaviguoti ir šiaip daug tokių šypsenų ir šilumos. Mes šiek tiek metų dalyvavom Rokiškio raliai ir tai turbūt vienas iš maloniausių ralių kalendoriuje, įskaitant dėl organizacijos ir dėl nuostabių greičių ruožų. Tai tie greičių ruožai mūsų kolegam iš užsienio atrodo labai greiti, o man atrodo kaifovi tokie. Žinai, kažkas turi labiau geležinius negu kai kurie. Bet žiūrėk, grįžtant prie intrigos ir prie ralio, buvai čiut susinervinęs per pirmus greičių ruožus? Jo, mes truputėlį vieną dalykas padarėm, Deividas kur kas teisingesnį žingsnį padarė po kvalifikacijos su startinės pozicijos pasirinkimu, po to labai taip talentingai išnaudojo tą poziciją. Ir penktadienį mes baigėm su tokiu, lengvu nerimu, nes nežinau, kas lauks šeštadienį, nors 4 sekundės nėra daug, bet važiuoti galimai dulkėse ir apskritai aš labai senai nevažiavau antroje pozicijoje. Tai vėl vėžės, ką galvoti apie tas vėžės, čia klausyt, neklausyt, vėliau, anksčiau tai variai pieši kaip tau patinka. Tai buvo toks lengvas iššūkis, bet kažkaip išsimėgau gerai ir šeštadienį galvoju, varom. Bet ar tiesa, kad jau seniai nevažiavai ant peilio ašmenų, kaip pirmus greičio ruožus šios dienos? Taip, kažkaip norėjosi greitai atstatyti teisybę. Bet aš teisybės dėlei pasakysiu, kad antrasis Nordis ekipažas, Deividas ir Evaldas, jie visą sezoną jau mums tampo nervus. Aš manau, kad jeigu palygintume nuotraukas gegužės ir dabar, tai tikrai padaugėjo žilų plaukų mano galvoj. Gabrielė, ar tikrai? Tai verčia mus pasitempti. Tai šiandien tikrai buvo ta diena, kai reikėjo spustelti, siekiant kompensuoti tą deficitą. Bet atitinkamai ir labai kaifavau nuo šios dienos greičių ruožų, nes paprastai neleisdavau savo tokio tempo, o šiandien toks buvo legalu, reikia vytis. Tai yra rizikingas tempas, bet jisai suteikia daug malonumų. Tai ačiū Ugniui, kad jisai puikiai sudėliojo scenogramos taškus, nes jam irgi buvo nelengva vietom. Girdėjau, kad net įkvėpti nebuvo laiko, jau ką ten pažiūrėti kelią. Bet žodžiu, gerai, kas gerai baigėsi. Ačiū, sveikinam Vaidą Tažalą. Dar pamatysit jį ten ant podiumo, taip pat kaip ir Deividą. Ačiū visiems. Vakarėlis tik prasideda, ramiai mes nebaigėm. Baigėm tik spaudos konferenciją, baigėm kalbėti. Ir tuoj pat prasidės apdovanojimai, o paskui dėl tavęs vienintelio. Džordžą. Gero vakaro visiems, gero vakarėlio. Gero vakaro. Negailėkit giros, negailėkit. Yes. So guys, we will see you in 10 minutes on the prize giving ceremony just right over there on the stage.